Sakykit, ar žinote, ko labiausiai trūksta patiems pareigūnams statutiniams, nes kokiais sunkumais pareigūnai sistema susiduria? Tai mes žinom, nes tenka pavažinėti ir po rajonus, ir po miestus, visai nesenai, kur mes Kupiškį, Agnė lankėmės. Taip. Kupiškį lankėmės ir kalbėjom. Yra tokių smulkių problemų ten, teisės aktai galbūt nėra tobuli, galbūt ten kažkokios sąlygos, bet labiausiai kalba ir primena dėl socialinių garantijų. Tai yra dėl naujo policijos įstatymo, veiklos įstatymo, dėl tų socialinių garantijų įstatymo, kuris lyg tai turėtų būti atskiras, dabar vėl nėra vienos nuomonės. Bet nesvarbu, kur bus tos socialinės garantijos, ar vienam ar kitam įstatymė, bet jos turi būti aiškiai išdėstytos. Mano požiūriu, mes turim, politikai turiu minty, susitarti ir jeigu šiandien negalim pilnoje apimti tų socialinių garantijų garantuoti, mes turim nurodyti laikotarpį, per kiek tas pasieks. Nes ateina žmogus į tarnybą, jis turi žinoti, štai dabar tokios, bet valstybė man garantuoja, kad po 5 metų aš gausiu tokias garantijas. Ir tikrai pasieks valstybė šitą lygį. Nebūtų jokio apgaudinėjimo. Darbo problema. Lyg tai dabar tos, kaip sakyti, patalpos daug kur restauruotos, renovuotos, ypač rajonuose, kaip eini, tai tikrai policijos komisariatai pakankamai gražus. Lyg tai ir Vilniuje jau sprendžiasi problema. Bet aš galvoju, kad tos socialinės garantijos, jeigu Seimas sugebės per šitą laikotarpį, gal net per šiuos metus, sugebėsim susitarti ir priimti. Tai būtų didelis žingsnis link policijos tokio stabilumo sistemos ir kokybės garantijų. Nes manau, kad kai pajamos menkos, kai policininkui tenka dirbti 2 darbus, vieną po tarnybos, kitą prieš tarnybą, tai suprantama, kad žmonės, jeigu atsiranda galimybė, jie pasirenka kitą tarnybą arba kitą darbą. Jei taptumėte šalies prezidentu, kokiamis galiomis pasinaudotumėte, spręsdamas pareigūnų problemas? Aš manau, kai tapsiu prezidentu, visų pirma, ką aš ir deklaruoju per savo rinkiminę visą kampaniją, tai teisingumo atstatymas. Nes mano supratimu šiandien daugelis ryčių, ne tik tai teisėsaugoje, ne tik tai teisėtvarkoje, bet ir daugelį kitų socialiniai, ekonominiai srity, aš žiūriu, kad tas teisingumo principas yra išplautas. Nežinau, kaip reikėtų galbūt galvoti, peržiūrėti įvairias bylas arba sustabdytas, kur žmonės iki šiol vaikšto nepatenkinti ir kokį tai nuimti tą pirmą presą. Bet galbūt sudaryti komisiją iš kompetentingų teisininkų, kad peržiūrėtų. Pagaliau, galbūt, kai ten tikrai bus profesionalai, kuriais pasitikė visuomenė, galbūt tas žmogus sutiks su tą išvadą. Gal tam žmogui reikia tiesiog aiškiau išdėstyti. Galbūt ir tokiu būdu mes padarysim tą darbą, kad žmogus jau nebevaikščios ir tikės, kad sprendimas priimtas, galbūt jis yra teisingas. Bet dar svarbiausias mano uždavinys, aš galvoju, tai yra tvirtinant biudžetą. Paskutiniu metu, kaip tai per prezidentus, eina biudžetai nesustodami. Net reiškia, jeigu aš dar prisimenu, Adamkus kviesdavo teisėsaugos pareigūnus, klausdavo, kaip jūs su tuo biudžetu sutinkat, nesutinkat. Dabar tokia praktika visiškai išnykusi. Ką Seimas atnešė, tas yra ir tvirtinama. Tai mano galva, gal nereikia, kai jau atneša tą Seime priimtą, bet iki tol dirbant komitetuose, vyriausybėje, jau netgi dabar, šiandien jau reikia kalbėti su finansų ministru apie jau kitų metų biudžetą. Tai čia prezidento darbas, nes norim, nenorim, prezidentas skiria generalinį komisarą, skiria prokurorą generalinį, STT vadovą, VSD. Jis negali nusiimti ir atsakomybės ir už tai, kad šitos tarnybos negali veikti pilna apimtim ir kokybiškai, todėl, kad nėra finansavimo. Tai mano šitoj vietoj pastangos formuojant biudžetą būtų tikrai pakankamai didelės, asmeniškai. Visą šitą stengčiausi kontroliuoti ir prižiūrėti, nes iš kitos pusės, kai tu duodi
kaip tu duodi pakankamą finansavimą, tai tu gali ir pareikalauti. Tu gali ir paklausti, o kodėl tu nepadarėjai. Štai mes tą finansavimą užtikrina, valstybė užtikrina. Tai prašom teikti ir kokybiškas paslaugas. Tai būtų tokia užduotis bent šitam pirmam etape sutvarkyti finansavimą. Aš jau nekalbu apie tas socialinės garantijas, apie kurį jau prieš tai kalbėjau. Bet finansavimas ir va tas teisingumo atstatymas. Galbūt net dažniau reiktų susitikti su policijos darbuotojais, pakalbėti su jais, paaiškinti, kaip yra svarbu, nes kitą kartą žmogusgi nemato nei to Seimo nario, nei vyriausybės, nei prezidento, bet jis ateina į policiją, ateina į teismą ir ten, kaip jį pasitinka, kaip su juo elgesi, jis sprendžia apie visą valstybę, apie visą tarnybą valstybės. Sako, ai, tai biurokratai, nesąžininkai žmonės. Tai vat, tas pirmas kontaktas, jeigu jis yra teisingas, jis, reiškia, priima teisingą žinią ir apie valstybės tarnybą. Tai mano labai noras yra didelis, kad policija būtų tvirta, gerai finansuojama ir, aišku, patikima žmogaus saugumo sargyboje stovinti institucija.